Tas tinklėžiukas yra autobusas, kuris pasipuošia labai gražiais balionais, plakatais, vaikų knygomis, prisideda labai daug knygų ir lagaminus ir tie veikėjai su tomis knygomis išvažiuoja į ligonines, į mokyklas, dar į kitas įstaigas ir tas knygas labai gražiai reklamuoja. Taigi, tos vežiuko veikėjai būna įvairiausiai, bet žinoma iš knygų. Ir šiandieną, kai vyksta skaitytojų festivalis, tas vežiukas pas mus į biblioteką atvyko. Ir žinoma, dabar keletas šito vežiuko veikėjų jums pristatys pačią populiariausią vaikų šiauliečių vaikų skaitomą knygą. Knygutė, kurią noriu pristatyti, man labiau patiko negu tau. Nes aš ją man nepatiko, kad aš atėjau, kūriau, kad visi skaitytojai, kurie pas mano biblioteką atėjo, ir čiuktą knygą ir įdomu skaityti. Eikite kaip pasimūnė, liko raganas žmonės, vynas pamizoras, rogo, raganas rogo, gardai, va. O todėl, kad tai knygos patiko vienas veikėjas. Ir žinot kodėl? Ogi jis buvo mokslininkas, gyveno dar viduramžiais. Bet jis praktiškai galvojo, kaip padaryti Napoleoną. O be jis nebūtų sugalvoję, kad būtų panašuojas nebuvo. Ir aš nebūtų galėjau skaityti. Visgi, o man žinot labiau patiko tie du vaikai knygos personažai, kurie surado nusikaltėlį, kuris pavardė iš to mokslininko tokią užrašų knygutę. Taip pat aš net paėmiau tą knygą ir užkėčiau viršų, kad tai galėčiau skaityti. Tai gerai, ne aš gal apgalvojau. Nu, visai. Na, gerai. Tai ką? Vyksta, nes dėl to knygos, o jau neparodom knygos, dėl kurios tenai atėjo. Oi, parodom. Bet šis ko nebaigtas dienoraštis. Spaidervikų kronikos labai populiarios buvo mažesnių skaitytojų. Ir princesės dienoraščio knygelės ant kelio daugiausia. Ir buvo, buvo tokios šlaikriukė. Gal nekalbėti visų. Užtenka raganą greičiau dėkis ant savo knygas ir varom su kitur. Kur kitur? Man visai čia patiko, aš noriu pažiūrėti, matai, kad aš niekas nesiskirto. Aš čia pasilikau. Nu gerai, truputėlį pabūsiu. Bet reikia, bet nėra iššokau, kad norės pažiūrėti, ką? O, aš noriu pažiūrėti. Padėti. Ten nebesistardi žiūrėti. Ar jau šeina? Tai palaukit, palaukit. Ar atsivakumuoju, kad